išmokam. Mes plaukiam, viskas sėkmingai, čia kaip atrodo mūsų plaustas galutinai. Plaukiam šiek tiek greičiau negu tikėjomės, kol kas greitis apie 4 km per valandą. Tai tikriausiai sieksim savo tikslų greičiau. Tu esi pesimistas. Dabar sau ramiai atsipalaiduojam, nusiteisom, priprantam prie valdymo, priprantam prie plaukimo. Na ir judam. Tai raportuosim, kai nuo Balto tilto, ten turėtų mūsų pasitikti. Ką, praplaukėm jau gerų, kiek mes praplaukėm, 10 km bus tikrai, ne? Virš 10 km praplaukėm, plaukėm apie 4 valandas, tai išeina kažkas apie 3 km per valandą. Ir turėjome dar vieną problemą, kad kai yra išskleistas tentas, jis labai kyla ir mums vieną kartą iššovė lenta iš tų. Tai prisisukom čia papildomas plokštas, kad prilaikyti šitą tentą ir tas mums padeda. O šiandien planas yra Vingio parke sustoti čia už kokių gerų 2 valandų ar valandą sustoti Vingio parke, ten pasidaryti šaldykus, pasivalgyti ir tas spręsti, kiek toliau plaukti. Tai va taip, tai manau reportuosim jau, kai būsim sustoję. Nu ką, sustojam Vingio parke, praplaukiu 20 km, dabar daromės, kuriamės grilių, ten yra mėsa, tai kepsim 3 kg mėsos, išvargiai pavargiai, bet turėtume gyti. O negalėjo būt, kad pasisuko tas labai staigiai išpiso tasai? Ką tik išplaukėm? Vairalas depiso. Išplaukėm 50 metrų, norėjom. O tai nebuvo, kad vairalas depiso. Tai gal ten lentos? Ne, tai galim pažiūrėti. Kas tiksliai iššovė, ar iššovė bačkas ar ne, tai pirmas strigimas. Čia va tik kolegos reaguoja. Kročia. Na, biškai. Ir einam bandyti aiškintis, tam su 2 valandų. Žiūrėsim, ką mes čia galim pasidaryti. Benas yra absoliutus bičias. Be jokių klausimų, iššoko, mes pašokinėjom priekį, pakėlė, iššovėm ir šaukis toliau. Prasidėjo vėjas ir naktinės plaukimas pradėjo. Skrendam dabar 10 km per valandą greitis esam. Suoti dešinį ir tada arklių. Dabar skirsuojam. Davai, vyrai! Labas visiems. Dabar yra 3:30 ryto. Nerandam, kur prisišvartuoti gerą valandą, jau 1:30 ieškome, kur galėtume sustoti, kad bent numigt plaustą, bet nerandam. Praplaukėm apie 50 km, tai būsim parą nemiegojam. Visi laimingi, kupini jėgų. Ir toliau ieškom, kur nakvot. Labas rytas visiems. Tai va, čia buvo mūsų pirma nakvynės vieta. Vakar naktį 2 valandos ieškojame, kur prisišvartuoti, kad numigt porai valandų. Tai miegojom su nendrėmis ir raudais. Tai dabar ieškome, bet daug praplaukėm vakar. Vakar praplaukėm 2 su trupučiu dienų atstumą. Tai liko 25 km iki 4 dienos stovyklavietės, tai mes norime šiandien ją pasiekti kuo anksčiau ir tada miegoti ilgai. Tai dabar bandom pakuotis ir patraukti viziją. Eik tu. Pasiruoškit. Nu ką? Mes taip net gal mes pradriftinsim pro jį. I am my post. I think, Jokūbai, mes driftinam pro šitą tiesiog pažiūrėk. Gerai, žemėm, vėliuką. Apsuks, labai gerai. Okay. Dabar tą Loko čia kaip. Laivų kapinės. Tai mes čia užstrigom, man atrodo. Plaukiam. O dabar Sėdėm. Kenkitės jebra. Sekiau laivų kapinės. Žiūrėkit. Davai, judam. Judam ar nejudam? Biški judam.
Ne. Pajudėjom, bet sėdim. Давай, judam. Ja, gale dar mes sustrigom dabar. Ką? Galas pasėdo. Eik tu. Nes mes priekį pakibom, tai reikia iš priekio nusistumti. Tuoj, ateis. Ne, labai iškilęs priekį. O! Dai. Sukam. Jo galas. Dar, apsisukam, tavau. Kad galėtume vairuoti šiandien. Pala, dabar sukas, nesukas pravė dabar, viskas gerai. Dar vienas. Čia galas dešinė. Tai gerai, pala, einam, mes kur įeinam. Man rodos, apie šitą ruožą gali būti kalbėjo, a? Taip. Ten, užkabintas. Nes aš žiūrėjau toliau, dar 2-2 kilom pato nebuvo. Tiesės? Gerai, turim. Planavom, kaip toliau plauksim, pamatėm dambą, galvojom, kad nieko nebus. Ir kai supratom, kad ten apvojau buvo per vėlų. Tai dabar stovim ir visi bandom aiškintis, kaip reikia mums plaukti, bendram dedas liemenę, bandys šiem vyriui duoti. Bendrai, kad vyriui pasimės. Prisirišti. Ir bandom traukti. Tenais gylio, gal man iki kaklo būtų. No! Eikit į... Gal. Kabino neprispaudė. Ūka čeka. Sustojame saloje, keičiam šiek tiek savo strategiją. Plauksim vakarais ir naktimis, kadangi labai mažas vėjo pasipriešinimas, o dieną mums pučia priešinis vėjas ir neįmanoma irkluoti. Tai čia mūsų prišvartuotas plaustas, gražioji trispalvė. Na ir čia mes įsipatoginam. Tai planas yra dalis čia miegos, dalis miegos plauste, nes pavyzdžiui, aš tingiu statytis palapinę tiesiog dėl 4 valandų. Ir dabar daromės valgyti. Palieka mūsų stovyklavietę. Prasideda plaukimas. Dabar yra 9:30 vakare. Tai viskas gerai. Susitarkim šiek tiek. Na ir klojam. Visiems atplaukiam prieš visą. Aš miegojau, Neidas miegojo, nes visą naktį mes irklavom berniukų bare. Ir dieną plaukti yra neįmanoma. Tai yra mes 5 km plaukiam 5 valandas, kai naktį mes nuplaukiam per valandą 3-4, gal net 5 km. Dieną nėra įmanoma plaukti, kadangi vėjas pučia prieš mus ir ne tik prieš mus, jis dar pučia kažkur į šoną. Tai mes visą laiką plaukiam arba į vieną kranto pusę, arba į kitą kranto pusę, kur ir srovė pasiduoda, vėjas mums trukdo ir žodžiu. Labai sunku. Tai berniukai padirbėjo, prisišvartavo, žiūrėjo mūsų giminių biškį, atveš mums maisto. Mes čia ilsimės ir plauksim per naktį. Tai tiek. Atas.